Sveiki, mėly kanalo Žvejok su Rakučiu gerbėjai. Kitas savaitgalis ateinantis, penktadienis, prasidės tai moliūgų ir baisulių šventė, kažkas gal ir švenčia, net aš moliūgą gau dovanų, eisis aišku į sriubą, tokių švenčių nepripažįstu. Šiaip gražus savaitgalis nusimato, šiaip ir daug kas turbūt keliausim irgi prie kapų kažkur tai prisimint žmonių, kurių jau nebėra. Na, kažkas gal ir pažvejos visai smagiai, arba suderins ir vieną ir kitą. Iš tikrųjų, realis neblogas nusimato. Gal bus ir saulutės, bus ir lietučio, bus ir kažko, bet pakankamai šilta yra. Įdomiai buvo praeitas iki balsavimą, tokį paskelbą atsiliepti, kaip su tais lapais. Ar maišo čia lydekų kibimų ir nemaišo. Daug žmonių atrašė, dėkui bičiuliai, pasidalino nuomonėm, nemaišo, kitiem kaip tik geras kibimas. Bet bendra nuomonė, bent jau ir mano nuomonė tokia turbūt būtų, kad ne tiek lapai kažkokie ar dar kažkas tai veikia, bet pagrindinis dalykas yra vandens temperatūra. Nes, sakykime, šiaurės Lietuvoje tikrai rimsta lydekų kibimas, pietų Lietuvoje viskas kaip ir tvarkoja. Tai atrodo, nedidelis skirtumas, bet turbūt porą laipsnių temperatūra vandens skiriasi. Bet visada lydekų tas tarp 16-10 yra tikrai aktyvumas didelis. Paskui jisai išlieka jau, kai šąla iki pat ledo, bet vėlgi labai trumpas kibimų toks pliūpsniai, bet galima pagauti štai labai gražių egzempliorių. Kas dar iš įdomesnio dalyko, galbūt sekė diskusija, čia dabar dėl lašišų išėjo dviejų ichtiologų, abiejų mano gerų pažįstamų bičiulių nuomonės, kardinaliai priešingos, tai Kęstutis Krupskelis čia taip savo abejonėm pasidalino apie paleidimo ten efektyvumą lašišų ir ypatingai ženklinimą nuo kritikos. Kolega Justas priešingą nuomonę turėjo ir jį pasidalinau Facebook'e ir aišku labai daug iššaukė visokių dalykų. Man atrodo, kad tokie dalykai veikia ne šiaip sau, bet tiesiog artėja vėlgi kažkoks, kiek žinau, mėgėjų tarybos posėdis, vėl bus lašišų klausimas keliamas, nežinau tiksliai kas bus, bet kad turbūt nedidesnis populiarinimas lašišų žūklės, tikriausiai, bent jau tai būdavo. Ir paprastai nieko nebūna šiaip, jeigu pradeda eiti kažkokie straipsniai, kaip kažkokie karai, žinokit, artilerijos paruošimas, pirma kažkokia formuojama visuomenės nuomonė, o paskui jau eina kažkokie sprendimai, bent jau politikai taip veikia, manau, ir čia panašiai, tai tikriausiai sulauksim lapkričio mėnesį kažkokių tai bandymų, bet kažkaip aš ramus, manau, kad atstovėjom lašišų žvejybą kelis kartus ir šį kartą irgi turim po tokio nuostabaus lašišų sezono, rekordinio žuvų žvejimo, tai tikrai turėsim stiprią poziciją ir pasakysim nuomonę savo, ką galvojam, jeigu vėl bus kažkokie bandymai. Iš tikrųjų, lašišų bent jau irgi dar galiu pasidžiaugti, lašišų sezonas Nemune gaudimo baigėsi. Net ir brakonieriai sudėjo ginklus, tikrai galbūt rimtesni persikraustė upelius, iš Nemuno žuvis pakilo didžiulė srovė, gaudyti nelabai išeina ir turbūt sulindo jau į upes. Pagrindinės lašišos, nerštavietės, jau čia kažkas į Belmontą bando važiuoti, bet aš dar asmeniškai nebuvau. Matyt, irgi čia po kelių dienų nuvažiuosim, pažiūrėsim, bičiuliai ruošiasi važiuoti, ar jau nerštavietės žuvis, ar galime jas apžiūrėti. Bet ateina tikrai sezonas, kai brakonieriai bus ypatingai pavojingi upelėse. Nutaiguot lašišą ten tokiam iki kelių gilį, arba ką ten iki kelių, iki kauliukų, tai yra daug lengviau negu tam pačiam Nemune ar Neryje. O kaip bus su tais visais kitom realijom, pamatysim, seksim žodžiu situaciją ir manau, kad informuosim. Kas dar toliau? Tai besitęsia, 3L lydekų lyga, žuvis kimba didelės, gražios, truputį buvau į nosį įkišęs, susirašinėjo lydekų, dabar iš tikrųjų pasipylė ir labai daug ir gražių. Ir smagu, galite visada pažiūrėti Facebook'o grupiai. Taip pat padėkoti noriu Eivintui, padėkoti mūsų Patreonam už jūsų paramą, jūsų dėka šitą laidą gyvuoja ir kreipiuosi kitus, jeigu turit galimybę, paremkit. Tai tikrai prisideda prie mūsų motyvacijos ir kažkiek tai gal daugiau galimybių, kažkokios geresnės informacijos parinkti, skirtam daugiau laiko. Ir ką, keliaukime į Lietuvą. Iš Klaipėdos pusės šį kartą kažkokių tokių nėra didelių žinių gerų, nei negerų, tiesiog patikimų, tai šį kartą praleisiu. Keliausiu iš karto į Šilutę, kur daugiausiai ateina iš Nemuno žemupio įvairių žinių. Tai pirmiausia, iš Kirvytės girdėta. Grįžo galų gale Richardas iš Portugalijos ir iš kur jis ten. Pasižiūrėjo žodžius Kirvytėj, karšiai po truputį, arba dar tebekimba, ar jau tebekimba, nežinau kaip ten pavadysi, bet žodžiu pasigauna. Pasigauna įdomiai, vieną dieną 7 pagauna, kitą dieną 0,
trečią dieną kokius 4, žodžiu, toks kaitaliojasi, žmonių daug, bandančių daug ir tikiu, kad savaitgalį bus nemažai ir pagaut galima. Apie atmatą iš kitur nieko negirdėt. Šilutės pusės ešeriokai irgi ostelė tebekimba, lydekos kimba, tikrai geras sulaikęs, bet taip neypatingai, sakykim taip. Iš Jurbarko dabar žinių gerų mažiau, karščiai panašu, kad jau gal ir pasibaigė, tiesą pasakius labai stipriai Nemunas pakilo. Labai stipriai pakilo, neša pagalius, žolės, visą kitą, gaudyt sudėtinga ir iš Nemuno tai rūt bėga, kas gali. Rūmai apsemti tiesiog sudėtinga yra žvejoti, tai kas gali į užtvankas persikraustę. Tai užtvankose dar kažkas krūta, bet irgi sunkiai, sakykime, sterkai, tas pats Edgaras iš parduotuvės, pats Edgaro Jurbarko buvo užtvankose, tai vienas sterkas sukrapštė, bet sakė, šiaip žiauri stovis, sakė, palygumą vedi palei nosį, nulis dėmesio. Iš Nemuno irgi dar čia bandytojų, kas bandė lydekauti, žinau, ir jie kalbėjo, kad nuo 10 iki 3 kažkur pasidėjo nei vieno kibimo. Mituvoj visi tikėjosi, kad pakils Nemuno lygis, sueis žuvis į Mituvą, bet gausi atvirkščiai, kad labai stipriai iš užtvankos nuleidinėja vandenį, didžiulė srovė, gaudyti sudėtinga. Žuvies yra, bet gaudytojų mažiau yra. Tikrai ten jau, pavyzdžiui, saviždarbių stiprioj srovė yra sudėtinga gaudyti. Su plūdine, aišku, pagauna. Taip, ir ką dabar? Keliaukim dabar į pietus. Iš Druskininkų šį kartą turiu informacijos, dėkui Evaldui iš Timo Ramono parduotuvės. Tai ten, kaip bebūtų keista, jeigu, sakykime, žemiau Kauno, ten Nemunas jau ten patvinęs baisiausiai, tai Druskininkose nežinau, ten matyt Batka taupo vandenį užtvankoje netidaręs, bent jau iki šiol, tai labai žemas vandens lygis, ten gal porą centimetrų ir pakilo per tos visus lietus, bet nedaugiau. Ir stebuklų nėra iš tikrųjų. Vienas kitas mekšas pasigauna, kas gaudant odo trūklio lervus, liekučių. Apie batoną negirdėjau, bet, nu taip, irgi toks nėra tas didysis ėjimas. Apie karšius jau nutilo dainos, kas kokį salatį pagauna, tai tik tai vietiniai ir kur žino geriausias vietas, vieną kitą šiaip tai pagauna, taip jau gaudyt, kaip sakyti, šalies, tai turbūt nelabai verta. Jeigu Evaldas sakė, žinai, gal į kokią Nevėžio duobę geriau važiuokit, negu dabar čia į Druskininkus, bet jeigu atvažiuosit, užsukit pas jį, papasakos, kur dar kažkiek tai yra vilties kažką pagaut. Ešerių, sako, gal, nu, irgi taip ir neprasidėjo. Šįmet jau gal 2-3 metai nėra gero ešerių kibimo. Apskritai, va, toj Druskininkų pusėje. Ežeruose, sako, sunku pasakyti, ar visi jau ten į rūkyklą nuėjo, nes, kaip žinot, iš senų gandų, kas važiuoja. Nu, tai kibirą pasigauti ešerių, nu, 2 kibirus. Kibiras, aišku, ten ne 10 litrų, 20, tai, žinai, tokie statybiniai kibirai. Na, tai jeigu žmonės taip savaitgalį gerai pasportuoja, tai net ir tokius ežerus kaip Dusė ar Metelys tikrai gali gerokai taip praretinti, vis dėlto apetitas ir saikas yra 2 dalykai. Tai manau, kad dėja, bet net ir be versnės žuklės gali labai stipriai ešerių išteklių sumažinti. Aš atsimenu prieš kelis, jau senokai, tiesą sakant, prieš metų 20 Lenkijai panašiai buvo, taip iššluoti ežerai, teko dar tada varžybose dalyvauti. Nu, tai tam pasigauti 3-4 ešeriukus, tai didelis menas per varžybose, tu ten esi tarp lyderių. Tai, nu, matyt, pas mus irgi ateina. Įrankiai ištobulėjo, gaudyti išmokome, bet vat bėda, kad su saiku sudėtinga, reikia viską traukti, kibirais į rūkyklas, nežinau, ką ten nušert ar ką daryti. Na ir vienas iki liepto galo galim prieiti, tai tikiu, kad ešerių dar yra, bet apie saiką visada verta pagalvoti. Lydekos irgi, jeigu grįžtant prie Druskininkų, vieną kitą pagauna, bet šiaip iš esmės prastokos žinios. Švarėnos Merkinės, irgi dėkui Sauliui iš geros vietos, tai lydekos taip, nu, vis vangiau ir vangiau kimba, iš tikrųjų jaučiasi, trumpėtas jų kibimo laikas, su ešeriu dar prasčiau, tai praktiškai neina rasti. Ešerys toksai beveik nereaguoja, stovi dar kažkur kažkas, tai nu vienas kitas cvaktelį arba bent jau stumtelį masalą. Ne, kad dar tęsiasi pabėgėlių karpiaukų gaudimas tame ežere, kuriam neleido man sakyti, tai žodžiu irgi sakė 20 minučių normą susirinkim, nu net nelabai įdomu, kiek jis bus. Na ir dar blogos žinios iš Dzūkijos, jau patvirtino ir Saulius, ir Varėniškiai, viskas, grybai baigėsi oficialiai. Nu kaip užkalta, lapkričio 1 ir grybų nėra, dar sako, jeigu labai gerai žinai mišką, nu, tai dar gali žaliuokių kažkur surasti mažus gojelius, bet irgi labai nedaug, arba tų tokių sušalusių senų voveraičių, nesusenusių tokių, kur nelabai valgomų.
Tai va, ir kas dabar turbūt iš Alytaus irgi Modesto nepagavau, nežinau, 2 dienas gal kur toliau išlėkęs į užsienius ar kaip, bet nepavyko pagauti, irgi kažko labai nežinau, tai daugiau tik tai žinau iš Prienų pusės, ne kad Karšių tarp kitko pagauna, čia va iš Vilniečių kompanija buvo pažįstama, tai pradžiai nuvažiavo į Anglininkus, nu tai ten ta šušara kimba, tai be proto gerai, bet kas iš to. Jie nuvažiavo kažkur į Prienų pusę, pasėdėjo, tai vienas sterka šitą vieną karšį 3 kg pagavo, kelis ten mažesnius, virš kilogramų, bet kibimas daug retesnis. Bet keliaukime į didžiuosius miestus, tai pirmiausia į Kauną be abejo. Sterkai mariose iš esmės kimba, jeigu taip sakyt, labai buvo bjaurus orai, ilgai lyjo vėjai, visa kita, bet mano bičiulis Algirdas iš pilnos valties, tai praktiškai turbūt kas vakarais ten, arba bent jau kas antrą nuvažiuoja, tai tuščios žvejybos dar neturėjo, 1, 2, 3 pagauna stabiliai. Ir kas įdomu, paskutinis berods iki 3 kg toks papuolė, jau tikrai smagu. Nuo kranto keliom valandėlėm pažais, bet sako labai įdomiai. Dažniausiai iškart sutemus kimba, bet kelios žvejybos buvo, kad kažkur apie 9 valandą tai pradeda kibti, ten, kiek dabar temsta, kokia pusė 6-6, tai žodžiu 3 valandas tušiai, paskui atsigauna žuvis, kaip pataikysi. Kimba ir balta Kauno mariose žuvis, bet kažkaip taip irgi daug gaudančių nėra. Švalčių kas gaudo, irgi pagauna. Nevėžį girdėt, kad ešerių visai smagiai gaudo, kažkur apie duobę. Labai lėto vedimo, tik tai reikia, taip jau irgi aktyvumas ne per didžiausias. Kuojos irgi kimba nevėžį, gali pasigauti, plakiokai, kaip visada, tai žeminė upė, galima sakyti. Iš Neries tai tikrai prastos žinios, nes vanduo labai stipriai pakėlęs, praktiškai nėra kur gaudyti. Niekas nepagauna, sakyčiau, gal Turžienai turėtų veikti, bet tokios geros informacijos neturiu, tai taip teoriškai, kai toks vanduo būna, tai Turžienai atsigauna, tikrai. Tai va, kas iš Nemuno girdėt, kad dar žemiau lydekos kybo dar. Sekmadienį, pirmadienį, kas gaudė, pagaudavo dar, madinga ant gyvos dar gaudyti, vis Kaune tai irgi gaudė, bičiulis pagavo, bet nuvažiavo dabar Algirdas, tas pats lydeko, aš dabar nežinau, kada iš čia nulėkęs, buvo antradienį berods. Pusę dienos 0 kibimo, vanduo aukštas, viską neša, žodžiu, kaip ranka nuėmė. Jisai ką matė, dar sako, žvejų nebėra prie Kačerginės, matė kaip karšius labai smagiai suplūdinę gaudo ir kelius tikrai gražius prie jo ištraukė, žodžiu, matyti irgi ramumėlė ten tokia yra, kažkiek gal slepiasi žuvis nuo srovės, tai sueina. Pačiam mieste irgi girdėt, kad geros žinios, kad lydekos kimba. Ir gal Algis galvoja, kad irgi vandenį kiloja, tada biški truputį žuvį sujudina, jinai pajuda ir pasigauna, tai žodžiu, jeigu norit lydekų pagaudyti, bandykit pačiam mieste laimę. Ir aišku, nebūtinai šviesoj, sakykim, taip pasufleruosim. Taip, Kaišiadorys keliaukime dabar, irgi toks visą savaitę lyjo, bet kas ištaikė plaukti marias, sterkų pagavo. 1, 2, 3, irgi mano čia pažįstamas geras Dima buvo išplaukęs, tai čia turbūt ištaikė. Tai Vilniui lyjo, Kaune buvo gal pusdienis be lietaus, ten tai išplaukė tai 4 pagavo, 2 imamus, 2 ne. Ir dar tokių ešeriukų ten po porą šimtų gramų. Jis kažkur prie Kruonio malėsi, bet pasak jo, sakė, už Kruonio žuvis dinginiai eina į Kauno pusę visada, kaip prieš ledą, kažkaip tai yra tas judesys, nors man iš kauniečių visada, iš Gintaro Nauckūno, iš kitų autoritetų girdėjau, kad atvirkščiai, kuo vėliau rudenį, tuo žuvis arčiau Kruonio. Na, žodžiu, toks tendencija, nežinau, gal kur jinai susitinka prie Grabučiškių ar kur, ar čia visi taip nuo savęs galvoja, kad kuo toliau to toks yra dėsnis, kad reiškia, kuo vėliau, to toliau žuvies mažiau. Kas dar iš to girdėti? Darsūniški buvo labai daug ešerių užėjau, praeitą laidą sakiau, dėkui Modestui, bet parodė savo laidą ir ten neįmanoma. Tiek žvejų, tiek žmonių, ten nuodas snapo neįkištų, ir aišku, tai ešerio mažėja, bet pagavo tai gražių ir tokių nuo mažiukų iki 700 gramų, gal ir kilogramų girdėt kažkam papuolė. Na, bet gaudimas tai ten jau tikrai, kaip sakyti, ne tai, kad petys į petį, nežinau, 3 aukštais. Darsūniški Anglininkose, tarp kitko, visai smagiai kimba, na, sakykime, puskaršiai. Karšiai jau ten gal nelabai apsiverčia, vadinu, ten kokie 600-700, tai čia labai didelis. Bet veiksmas yra, jeigu nori tiesiog ramiai pabūt, pagaudyt, pajust tokį malonumą, dar pasidžiaugti ir uždaryti sezoną, puiku. Kas čia dar, gal stambesnės žuvies tik nelabai yra. Kas gaudo ant porcijų su dugninė mariose, tai irgi sterkų pagauna beveik.
prie vadinamos būdos, prie miško, čia tokie kaišiadoriečių kodiniai pavadinimai. Tai 1, 2, 3 starkius pagauna. Kas gaudo vobleriais panašiai, kas gaudo su dugninį irgi panašiai. O ežeruose viena kita lydekaitė, apie Kaišiadoris, ten užtvankos ežeruose, apie juos, kur yra Vilnius dabar, kas girdėt, tai Neries, aišku, getas tik tai veikia, bet geros žinios, žiobriukai pasirodė, labai smagiai gaudo, dydžiai visokie, bet ir puskilograminis toks visai nemažai papuola. Žmonės net įsigudrina ant batono jas pagauti, nežinau kaip. Kas į uodo trūklio lervą, tai smagiau, labai įdomiai buvo porą dienų ūsoriai pasirodė. Tai irgi smagiai pagavo, apie 15, sakė, per visų. Vienas buvo gal 4 kg, tam fantastika, bet porą dienų pabuvo ir baigė pasirodymą, kažkur pasitraukė žemiau ir aukščiau. Na, bet vis tiek smagus siurprizas suplūdinė, trauktų sorių, tai fantastika. Prisipažinsiu, viena iš tų žuvų, kurios nesu nesu ištraukęs. Sakyčiau, legaliai užtraukęs, užkabinęs, spiningaudamas lašišas, bet čia neskaitau, kad pagavęs, tai žodžiu, biografijai trūksta fakto, tokio rimtesnio ūsorio. Taip, keliaukim toliau, kas į Utenos pusę dabar girdėt. Lydekaitės vis sunkiau ir sunkiau. Dėkui Jonai Trinkūnui iš Utenos centre esančius parduotuvės, jau ten taip buvo drukščiuose, tai sukrapšto porą, ten tą normikė, paskui ten kažkiek ešeriukų paieško. Bet iš esmės tai taip, kaip sakyt, sunkiai. Sakė, sunkiai ir jau viskas jau kaip į pabaigą. Bet kaip tik irgi kalbėjausi, kita kompanija užėjo žmonės, kur turi kažkur kaimo turizmo sodybą ir rašinėja katerius nuomoja žvejybai. Sako, dar neprasidėjo, patys tikrai drūkščiai, sako, bus prieš ledą, dar tik pati pradžia. Tai nežinau, kur teisybė, žodžiu, ar jau čia baigėsi ir prasideda, bet faktas, kad kimba sunkiai, bet pagaut galima, sakykim taip. Kas čia dar, iš Molėtų pusės kalbėjau, su Sigitu, tai irgi bjaurus orai buvo, tai jisai vakar gaudė. Tai lydeko, sakė, vangės tikrai, bet ešeriai kimba fantastiškai, ant giliųjų sėklių, sako, 12-14 metrų, bet lakstantis būriai, 1-2 ištraukė ir jau saugumą sunkiau gaudyti. Matėsi šamų labai nemažai toje vietoje, kur ešeriai plaukia, bet visiškai mes savo nesidomi. Tai taip įdomi iš Molėtų tokios žinios. Ir ką, pabaikim Zarasais, tradiciškai šiandien kalbėjau su Audrium iš Meškerinės. Tik irgi tradiciškai žvejybos grįžęs, buvo ešerių avilį gaudyt. Pagavo ten kažkur 12 metrų gylio, bet labai irgi vangumas ten, jau taip lėtai traukia ir taip ten stuktelį, bamtelį kažkur patempė, žodžiu, pagavo, bet tokie irgi 200-250 gramų, tų didžių nerado. Arba jie nekybo, dar lydekaitė 1,5 kilogramo šovė, sakė, vieną labai stambę ešerį turėjau iš kilogramo, bet neištraukė. O taip matosi, Velykas žmonės kuojas stambės gaudo, su žieminėm meškerėm, šeriasi, pagauna. Prie tilto irgi vadinamo Šventoji, matyt, kad kažką pagauna, irgi žmonių matosi. Na, žodžiu, pagaut galima. Ir Aukštaitijoje, ir kitose regionuose, stebuklų gal nėra. Bet laikas geras, jeigu tik turit galimybę, noro, manau, kad išplaukia tikrai turit neblogus šansus. Lydeką pagauti, ešerį gražesnį. Kas dar gaudys su fideriu ir smagiai uždaryti sezoną arba beveik uždaryti sezoną su balta žuvimi. Tai tiek, bičiuliai. Nepasakysi gerų švenčių, gal sakykim, ramaus laiko su šeimom, susimastymu apie žmonės, kurie išėjo ir apie šį gyvenimą, kurį mes dar gyvenam ir kažkada išeisim. O, jeigu bus galimybė, pažvejokit. Ruduo visada gražus laikas, net ir vėlyvas. Iki bičiuliai.